Ką kalba išsirinktieji aromatai apie žmogų? Dažnai mes net nesusimastome, kodėl mums vieni aromatai patinka, o kiti nelabai. Tarkim, žmogus išsirenka levandos eterinį aliejų. Apie ką tai kalba? Levanda - tai santykis su mama. Koks jis buvo ar nebuvo. Ir jei yra pažeistas santykis su mama, levandos eterinis aliejus nekvepės. Frankincenso eterinis aliejus - ryšys su tėvu, kūrėju. Ar buvo remiamas, palaikomas, saugomas. Mirtos eterinis aliejus vienas iš tų eterinių aliejų, kur rodo sakyti, išsakyti savo tiesą. Yra išreiškimas per balsą. Ir kuomet mes užspaudžiam savo emocijas, tai dažnai mes turim gerklės problemų. Kiparisas ir melisa sunkiam gyvenimo periodui, skyrybos, praradimų tema. Kalendra - pripažinti savo vertę ir savęs gerbimą. Atlaisvina nuo emocinių blokų ir svetimų programų. Kvapioji kananga - seksualinė energija, priimti save kaip moterį. Ir iš daugybės aromatų, kiekvienas aromatas turi savo reikšmę. Ir didžiausias resursas yra tuomet, kuomet mes naudojam labai patinkančius aromatus. Tad jei maga patyrinėti save, kviečiu į aromatesto analizę.